Sveiki, na štai ir sulaukėme penktadienio. Priešakyje mūsų laukia ilgas ir prasmingas savaitgalis, o dabar apie šią dieną, spalio 28-ąją. Sinoptikai žada, jog ši diena džiugins saulės spinduliais ir šiluma, kuris sieks 10 laipsnių. O dabar apie istoriją. Įdomu prisiminti istorinį Filadelfijos eksperimentą, apie kurį oficialių duomenų nėra, tačiau manoma, jog jis vyko 1943 m. spalio 28-ąją. Jungtinių valstijų laivynas tądien manoma bandė patvirtinti Einšteino vieningojo lauko teoriją ir elektromagnetiniu lauku iškreipti erdvę bei laiką. Teigiama, kad eksperimentas pavyko. Laivas tapo nematomas ne tik radarams, jis tapo visiškai nematomas tiesioginė to žodžio prasme. Išnykęs Filadelfijoje jis atsirado Virdžinijoje, o po kelių sekundžių vėl grįžo į Filadelfiją. Tiesa, įgulą smarkiai pykino, kai kurie apskritai kažkur dingo ir niekada nebeatsirado. Manoma, jog išsigandus rezultatų eksperimentas buvo skubiai nutrauktas. Dabar verskime spaudos puslapius, o vėliau kalbėsimės su studijos svečiu. Respublikoje skaitykite apie milijonus išleistus popierizmo ir pranašystėms. Į regionų pramoninius parkus sukišta kone 100 milijonų litų. Vyriausybės klerkai pasvajojo, kad į Lietuvą plūs investuotojai, bus sukurta tūkstančiai darbo vietų. Deja, pramonės parkai kol kas be gyvybės. Valdžia jų statusą keis į laisvosios ekonominės zonos. Tačiau verslininkai tikina, kad net ir mokesčių lengvatos investicijų nepritrauks. Lietuvos skolų ES niekada neapmokės, praneša Respublika. Europos bankai spaudžiami politikų sutiko nurašyti 50% Graikijos skolų, kurios pripažintos beviltiškomis. ES šalys priversos mokėti į euro gelbėjimo fondą. Taip sukurtas precedentas, kai už gyvenimą ne pagal išgales ir masinę tinginystę turės sumokėti kiti. Pasiruošti žiemai kainuos brangiau, skaitykite Vilniaus dienoje. Dar šių metų pavasarį pasigirdo kalbų, kad žiemos sezonas vairuotojams atsieis brangiau nei pernai. Dauguma autoservisų patvirtina, kad padangos pabrango iki 30%, tačiau tikina, kad atpigo ratų montavimo paslaugos. Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų neklauso, praneša Vilniaus diena. Žinybos, įstaigos ir valstybinės įmonės sutinka nutraukti tik mažiau kaip pusę neskaidriais pripažintų viešojo pirkimo konkursų, nes viešųjų pirkimų tarnyba gali tik rekomenduoti, bet ne įpareigoti tai padaryti. Pirmą pusmetį džiuginę mažmeninės prekybos augimo rodikliai, vasarai baigiantis vėl pradėjo leistis žemyn. Tradicinių sezono svyravimus tiek sustiprina baimės dėl šildymo sezono ar ekonomikos ateities, bet nei labai pavojingo nuosmukio, nei priežasčių prekybai smarkiai augti rinka dar neįžvelgia. Ryškesni pardavimai numatomi per Kalėdas, skaitykite Verslo žiniose. Lietuvos ryte rašoma, kad į Londoną žvalgomasi su neramiu optimizmu. 2012 Londono olimpiada Lietuvos sportui gali būti viena sėkmingiausių per visą istoriją, bet pakeliui į žaidynes gali pasitaikyti tokių povandeninių rifų, kurie olimpinį laivą nugramzdintų į dugną. Lietuvos delegacija gali susidurti su rimtomis finansinėmis problemomis. Šiandien apie namų saugumą kalbėsime su Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininku Vytautu Grašiu. 4 laisvos dienos yra puikia proga išvykti iš namų, ar ne, aplankyti artimuosius, ir mes dažniausiai namus paliekame be jokios priežiūros. Sakykit, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis, kad grįžus nereikėtų rasti labai nemalonios staigmenos, žodžiu, ilgą pirščių apsilankymą? Bet kokiu atveju saugumu reikia pasirūpinti ne tik išvažiuojant, o daug geriau iš anksto, tai yra įsirengiant signalizaciją ir apsidraudžiant tą butą. Vėlgi, elementarių dalykų svarbiausia nepamiršti. Užrakinti duris, uždaryti visus langus, nepamiršti gerus kaimynus įspėti, kad mes išvažiuojame, kad jie pasižiūrėtų į tą mūsų butą. O kokias dažniausiai klaidas padaro gyventojai, kurie vėliau sulaukia, tarkim, plėšikų? Labai įvairių klaidų padaroma. Yra padaroma tokių, kad per balkoną kviečiamas vaikas, kad mes išvažiuojam 2 savaitėm pas senelius. Ir informacija paskleidžiama visai apylinkiai. Lygiai taip pat elgiamas ir kaimynai kartais padaro tokių klaidų, kada yra įrengiami durų užraktai, kuriuos atrakinti gali kiekvienas namo gyventojas. Įleidžia net nežinodami, ką įleidžia ir pas ką įleidžia. Tokios elementarios klaidos, kurios iš tikrųjų jos padidina riziką būti nuskriaustiems. O kaip reikėtų elgtis, jeigu matome, kad kažkokie mums nematyti žmonės bando patekti į kaiminystę esančius namus ar butus? Vėlgi, tai svarbiausia, kaip mes matom, ką mes matom. Jeigu tai yra brutalus kažkoks elgesys, bandoma išlaužti duris ar dar, kad tai netidėliotinai reikia skambinti 112 ir kviesti policiją. Atitinkamai, jeigu matome, kad tik taip beldžiasi ar skambina, bando patekti, ta prasme, nieko nelaužydami žmonės, parodyti dėmesį, kad jie yra matomi, kad jie yra pastebėti, atidaryti duris ir paklausti, ko jums reikia. Šitoje vietoje, ta prasme, dažniausiai asmenys linkę norintis įvykdyti nusikaltimą, jie pasišalina ir nebevykdo to nusikaltimo. Būna išgąsdinti.
O ką Jūs manote apie stebėjimo kameras? Jos populiarėja tiek gyvenamosiuose namuose, nuosavuose, tiek ir daugiabučiuose namuose. Na, Vilniaus policija visą laiką bet kokį žingsnį, kuris padidina kažkiek tai saugumą, vertina teigiamai visapusiškai, atitinkamai ir vaizdo stebėjimo sistemas. Tai vienas iš elementų saugios kaiminystės modelyje, kada iš tikrųjų kaimynai rūpinasi savo saugumu ir išvykus vieniem kitiem kaimynam mes esame ramus, kad tai yra kaimynai, žmonės išvykę yra ramus, kad ta aplinka yra stebima. Atitinkamai tie asmenys, kurie vykdo nusikalstamas veikas, vykdo vagystes, vagia automobilius ar dar kažką, jie žino tokias erdvės, kurios yra stebimas vaizdo kameromis ir patikėkit tikrai bando aplenkti tokias vietas ir nevykdo nusikaltimų tokiose vietose. O sakykite, ar pastebimas kažkoks suaktyvėjimas, tarkim, įsibrovimų į būstus, būtent tokiomis dienomis, kuomet laisvų dienų yra daugiau? Iš esmės galbūt tai turėtų būti daroma, tačiau kadangi Vilniaus policija dirba proaktyviai, tai mes žinome, kada bus tokios ilgadieniai šventės, ilgesnės šventės ir visai orientuojame savo policijos pajėgas į tai. Tai yra skiriame daugiau policijos pajėgų, kad jie dirbtų tomis dienomis, šventinėmis dienomis, kuomet daugelis žmonių išvažiavę ar susirenka pasilinksminimo vietose ar dar kur. Tai būtent policijos dėmesys, manau, kad jisai sąlygoja tai, kad nevyksta labai daug nusikalstamų veikų. Bet kokiu atveju vėlgi, kaip jūs minėjote, turbūt ir būtų vagysčių ir vagysčių iš automobilių jų šiek tiek padidėja. Ačiū labai. Ir už ką? Šiandien viskas. Ačiū už dėmesį ir ramaus jums savaitgalio.